Sveiki visi, aš ir vėl esu savo kanale, tad kviečiu jūs visus užsukti ir smagiai praleisti šiandien su manim laiką. Ir šiandien aš nufilmuosiu filmuką apie savo plaukų priežiūrą. Kaip ir minėjau anksčiau, mano viena prenumeratorė paprašė, kad tokį video padaryčiau, tai kodėlgi ne. Jeigu įdomu, tai visuomet aš už tai, kad kas patinka, tą reikia ir filmuoti. Tai susidėjau aš į tokią dėžutę ir pradėsiu tiesiog pasakoti, kaip ką aš darau, kas man patinka, kas nepatinka ir panašiai. Tai dabar visų pirma, aš ką darau? Aš išsiplaunu galvą vakare ir einu miegoti su šlapiais plaukais. Beveik labai retas atvejis, kad aš plaunu galvą iš ryto. Gal čia toks yra pripratimas, o gal ta baimė, kad aš su džiovintuvo plaukų pažeisiu dar labiau savo plaukus, nes mano plaukai yra dažomi, jie yra šviesinami, blonduojami, tai tikrai nesinori jų labiau pažeisti, nes vis tiek dažymas juos taip pat pažeidžia. Tai aš galvą išsiplaunu, galiu parodyti, kas man iš tikrųjų nelabai patinka, tai tiesiog parodysiu, kad jūs žinotumėte, tai vat, yra tokia serija, čia matote ir net jau įtrūkinėja. Žodžiu, va taip jie atrodo. Čia yra atstatomasis šampūnas iš kokios čia dabar firmos Spa Hair Rituals. Ir iš tikrųjų pažymėtas numeris 1 Didžioji Britanijai. Ir kiek žinau, mano prenumeratorė gyvena Didžioji Britanijai, kuri paprašė video, tai jinai tikrai tenai gali ras nusipirkti, bet aš pirkau, aišku, Lietuvoj. Ir toks pats yra kondicionierius, taip pat pažeistiems sausiems plaukams. Tai man, žinokit, nepatiko, jokio stebuklo aš nepajaučiau, kad mano plaukus kažkaip pažeistus atstato. Nežinau, aišku, negaliu dėti labai didelio minuso, nes nuo jo plaukai mano nepablogėjo, bet vis dėlto šampūnas turi atlikti savo funkciją. Jeigu rašo, kad jis atstatys pažeistus plaukus, tai tikrai jis turi, aišku, ne 100% kažką ten padaryti, bet jau minimaliai, kad jaustųsi, kad šitas šampūnas tikrai veikia, tikrai turi būti tas rezultatas. Ir dar pasakysiu, kad kiek man teko žiūrėti video, tai panelė sako, kad joms dažniausiai greičiausiai sunaudoja šampūnas, o kondicionierius tipo per didelį bankutį. Tai man vis laik atvirkščiai. Vis laik kondicionierius sunaudoja greičiau negu šampūnas. Šampūną aš daug dar čia turiu, kondicionierius jau matot. Ir pakuotė va taip va atsidaro, tai man tai visai ganėtinai patogu. Tai pakuotė visai yra gera, bet produktas man nelabai patinka, bet aš jį turiu, tikrai kartais panaudoju. Ir turiu visą seriją produktų, kurie man tikrai labai patinka. Tai iš Schwarzkopf irgi būtent atstatomasis pažeistiems plaukams šampūnas Essence Ultimate ir ką jisai daro, tą ir kaip minėjau, būtent pažeistiems nualintiems plaukams. Itin sodri formulė atkuria plaukų pažeidimus ląstelės, iki 90% apsaugo plaukų galiukus nuo skilinėjimo. Mano tikrai galiukai tokie skilinėjantis, bet labai žinot, kas man patinka. Man apskritai patinka mano purus plaukai, bet šitas šampūnas dar juos labiau papurina ir suteikia daugiau apimties. Tai va, man šitas labai patinka, toliau turiu tokį kondicionierių, bet matote, čia ne ta pati kolekcija, nes šitas yra auksinės spalvos dangtelis, šitas yra geltonos. Ir būtent su citrusiniais vaisiais jie pašviesina plauką. Tai gal net vertėtų šampūną tokį naudoti dažantis plaukus šviesiai, kad ta plaukų spalva išliktų šviesi, ten nepasikeistų, bet man labai gerai ir tinka kondicionierius. Tai va, šita serija tikrai labai man patinka, labai gerai veikia ir aš jaučiu, palyginus su
va tais minėtais anksčiau produktais, geresnį poveikį, plaukai kaip ir atsigavę ir tokie gyvybingesni, tai tikrai aš už šitos produktus ir verta juos tikrai išbandyti ir gal vėl išbandysiu. Bet šiaip aš dažniausiai labai mėgstu kažkodėl visus plaukų produktus keitalioti ir ieškoti naujovių ir gal kažkas dar labiau man patiks negu prieš tai esantys patikę produktai. Taip pat dar naudoju šią kaukytę iš tos atstatomosios serijos Repair. Tai čia yra prabangi, ypač vertinga kaukė, pasižymi intensyviu maitinamuoju poveikiu. Tai vėlgi atkuria tuos pažeistus plaukus ir galiukų atsišakojimui padeda. Tai vat, iš tos pačios serijos. Man tikrai patinka ir aš kaip rekomendacijos yra plaukų kaukės naudoti 1-2 kartus savaitėje, tai aš būna ir 3 kartus panaudoju, nes tikrai mano plaukai, kaip ir minėjau, jie yra sausi, tai reikia jiems drėkinamo, maitinamo poveikio. Tai va, išsiplaunu galvą vakare, aš jų nešukuoju, aš tik įtrinu rankšluosčiu, užsidedu savo tą indišką apdangalą plaukų ir pabūnu kažkiek laiko ir ten jau galiu eiti miegoti ir miegu, sakau, su šlapiais plaukais, atsikeliu iš ryto. Prieš šukuojant plaukus naudoju tokią priemonę. Iš tikrųjų šitą pirmą kartą esu nusipirkus iš Gliskur Schwarzkopf, naudodavau tokį ružavą iš Schwarzkopf. Tai man tikrai tas labai patiko, jisai su šilko proteinais, bet šitas yra tikrai ne ką prastesnis. Jisai tokios auksinės spalvos, labai graži pakuotė, moteris tikrai atkreips dėmesį, jas traukia tokie dalykai ir aš irgi atkreipiau tai dėmesį, neišimtis ir panaudojau ir irgi lūžinėjantiems galiukams labai gerai. Aš negaliu pasakyti, kad aš labai kažkokį didelį efektą ten irgi pamatau, bet visą laiką aš po išsiplovimo ar sausi tie plaukai prieš šukuojantis plaukus laik papurškiu ir tai tuo pačiu susidrėkina plaukas ir lengviau yra šukuoti. Taip pat plaukus aš šukuoju su Tangle Teaser. Na, visi turbūt žinot, toks tai šepetys. Tai mano plaukams jis labai tinkamas, man jisai patinka, patogu naudoti, patogu plauti ir panašiai. Toliau, aš niekada neišeinu iš namų galiukų nepadrėkinus aliejukų serumu. Tai aš turiu tokius 2. Tai va, vienas yra Hair Ritual, tai šitą, žinokit, man patinka. Tikrai man labiau patinka negu tie šampūnai, jisai nėra labai skystas, nėra labai tirštos konsistencijos, bet juo, parodysiu, jisai toksai ir aš tiesiog tuos galiukus visą laiką padrėkinu ir tikrai efektas yra, man šita priemonė patinka ir tikrai šitos priemonės nėra labai brangios, tokios vidutinės. Bet užtat turiu dar kitą iš tos Schwarzkopf serijos, tai irgi Repair, tai tas atstatomasis ir čia yra serumas. Tai serumo čia 1-2 lašelius rašo naudoti irgi ant šlapių ar sausų plaukų užtepti. Taip, tokiais visokiais judesiais. Svarbu, kad pasisavintų galiuko plaukas tos priemonės ir tada jis taps tikrai gyvybingesnis ir daugiau spindesio suteiks, nes čia yra su perlais baltaisiais. Na, tai va, tai man šitas irgi labai patinka, jau šitas toksai daugiau prabangesnis ir tikrai kasdieną aš jo nenaudoju, kokius, nežinau, 3 kartus į savaitę yra šitas kasdieninis. Ir kas dar, aš iš tikrųjų esu tokio daugiau gal garbinotesnio plauko, jis tai yra puresnis toksai, aš tų plaukų nelabai tiesinu, bet man kartais patinka išsitiesinti, tai su žnyplėm ten tom tiesinamosiam išsitiesinu, bet jeigu aš noriu gražesnio garbanų efekto, labai naudoju puikią priemonę iš Rich. Tai šitą priemonę aš pirkau Pelenės parodoj šiais metais pavasarį, kuri vyko. Ir aš pirkau 2 tokias priemonės, super labai gerai pasiteisino ir dar ir buvo galiukų serumas, irgi pirkau, aliejukas tiksliau. Labai man patinka ir mačiau netgi Prizmo yra šios priemonės.
Kitose parduotuvėse man šios serijos tikrai neteko matyti, bet Prismoje atsirado ir tikrai šauni produkcija, aišku, jinai yra brangesnė, bet šis kremas tikrai labai padeda gražiai suformuoti garbanas ir aš tiesiog šlapius tos plaukus iš ryto ar ten drėgnus paformuoju ir jie džiūsta savaime. Na, o kartais, kai kažkur ruošiuosi, jau vakaras kažkoks laukia, tai aišku, išsiplaunu galvą, tada visą tą eilę seriją visų tų priemonių šitų, tada aliejuko panaudoju ir tada šitą priemonę sutepu savo plaukus ir su plaukų džiovintuvo pagalba aš formuoju tas garbanas. Bet kaip ir minėjau, man veikia ir be plaukų džiovintuvo. Tai tikrai labai geras daiktas, Reach šitos priemonės tikrai rekomenduoju, jos yra brangios, ganėtinai brangios, bet tikrai vertinga sumokėti daugiau pinigų ir gauti gerą rezultatą. Tai visas priemonės papasakojau, ką aš darau su savo plaukais taip pat papasakojau. Dar galiu paminėti, aš neturiu šitos priemonės, bet būna parsiduoda Rimi, Maximose kokosų aliejus. Stiklainikė 252 ml ir 500 ml. Ekologiškas, tai va su to kokosų aliejum. Tiesiog sausukai jį uždėdė ant rankų, jisai visas nuo šilumos, jo konsistencija nebetiršta, o aliejaus pagrindu tampa. Ir tada visus plaukus išskyrus šaknis aš ištepu tuo aliejum. Čia prieš galvos plovimą. Ir užsidedu ten maišelį, nesvarbu kažkokią kepurėlę, kuri sulaikytų šilumą. Ir tas plaukas geriasi to kokosų aliejaus. Jisai, žinokit, irgi stebuklingai veikia plauką. Man šitas būdas labai patinka ir tikrai atgaivina pažeistus plaukus. Ir jeigu ir kažkokios problemos yra pas jūs, jūsų plaukai sausesni, jiems trūksta priežiūros, tai sakyčiau, kokosų aliejus būtent šitas yra daugiau kaip gydymas ir tikrai jį verta pabandyti, panaudoti ir pamatysite, kad plaukai tiesiog žvilga, jie yra gyvybingi, sveiki ir kas mus puošia. Mus puošia viskas, ką mes turime gražaus. Tai va, šiandien tiek, aš labai neužtrukau su šiuo filmuku. Iki jums gražaus savaitgalio ir iki kitų susitikimų. Iki!